Karjeros centro rengtame seminare lektorė Jolita Weinhardt aptarė mobingo priežastis, naudojamus metodus, mobingo eigą, pasekmės ir intervencijos priemonės, pristatė tyrimų rezultatus. Mobingas darbuotojų santykiuose tai yra gaujos puolimas. Moberis, tam tikrą prasme puolėjas, pasirenka auką, kuri vadinama mobingo auka. Tai yra noras susidoroti su žmogumi, su tam tikrą prasme konkurentu. Tyrimų rezultatai parodė, kad tai yra tikrai dažnas reiškinys, kur yra žmonės, ten yra pavydas, ten yra konkurencija ir egzistuoja mobingas. Mobingu pradėjau domėtis prieš 11 metų, tuo metu Lietuvoje praktiškai apie tai dar nebuvo įmanoma nieko sužinoti. Na, o dabar pastaraisiais metais jau prasidėjo ir publikacijų, ir laidų, ir, ta prasme, įvairiausių leidinukų populiariųjų. Ir aš labai tikiuosi, kad tas bus ir ateityje ir vis plačiau pasireikš ir plačiau. Bus labiau žinoma šitas reiškinys, nes nuo jo reikia išmokti apsisaugoti ir labai reikalinga informacijos sklaida. Pirmiausia, tai galėtų sužinoti mano internetinėje svetainėje Mobingas.lt. Aš ten esu sukėlusi visus savo tyrimų rezultatus, populiariasias publikacijas, publicistinius straipsnius, mokslinius straipsnius ir be abejo labai tikiuosi, kad greitai pasirodys mano knyga ir galės pasiskaityti apie jį plačiau. Pirmą kartą turbūt šį pavasarį išgirdau apie mobingą ir įdomu buvo iš pačios dėstytojos, iš pačios lektorės sužinoti apie tai, kadangi taip pat jos puslapyje ir jos straipsnį skaičiau ir tai tikrai buvo man įdomu. Rytoj studentai yra kviečiami į dar vieną karjeros centro seminarą, tema kaip parašyti CV, kuris sudomintų darbdavį.